Nu ką, labas rytas, pirmas rytas. Kas čia sakė, ką šalto miegot, kai naktį 7 laipsniai. Vakar atvažiavom tamsi, pasistatėm palapinę. Šiandien sakom, rytą šnekam, kai žin, kad nepasistatėm palapinės Vokietijos, tam draustinį. Kur negalima, tas draustinis žymis apuokais, nu pelėdom geltonom fone, tai dabar žiūrim, kad čia visur ženklai tie. Vakar apie 12, pusę 12 maros kažkada atvažiavom čia. Per lietų pasistatėm, nes lyt pradėjo, neturėjo lyt pagal vindį, dabar lyjo. Dviračiukus čia susimetėm. Rytą pabudom nuo paukščių, tiek garsų nesu girdėjęs, klega visokiais garsais. Išbandėm lempas naujas. Žiauriai gerai šviečia. Sigma modelis. Čia traukiam daiktus iš palapinės. Dalinai pripakuota, bet dalinai dar ne visai. Ką pusryčių valgom? Lietuvišką duoną. Duona ar majonezą? Valgom. Ne, aš majonezą nenoriu. Pirštinės taip džiovinos. Sako, gaivioj žoliai palaikti. Nebus prakaito kvapo. Alevijo nėra šiandien visai, vakar taip duarė. Bet vakar kitus nudai, jis kaip buvo sukilę. Buvo? Sukilo blema, gal dabar kai pradėsiu užsilyti, bet nieko. Sukilo ir nurimo. Guminuku? Pasiimsiu. Pusryčiai buvo po gabaliuką duonos. Nusprendėm čia nesėdėti, važiuosim kažkur tai į kokią padoresnę vietą su stalu. Ir pavalgysim pusryčius. Vakar nebebuvo variantų, čia daug kažko ieškoti, rinktis. Hello. Tu ką, judam į kelią? O, kokie čia įdomus vaizdeliai, kas čia, ką žinau. Vau, čia irgi kaip gerai. Čia draustinį turim, pajūrę. Čia jie mėgsta apsitverti tokias vietelius. Va, kur šitie pelėdos geltonom fone, o čia kempint labai negerai. Draustinį turim iki stovyklavimo. Ar mes įveiksim šitą pelkę, tai nežinia. Tada pavažiuos ten. Nu. O tai kur čia daugiau nieks, važiuok kelsi ten? O čia tai nėra? Ten kažkur, va, ten per tuos, o turim ten. Nežinau, išvažiuosim, palaukim. Čia pasirankom. Kaip pelkės tokias nuvažiavam. Vandeniukas. Skaidru. Daug gyvūnų, daug paukščių. Jo, čia ir draustinis su tos geltonos pelėdos, kur yra. Čia labai jau toks saugomas yra. Paukščių rūšis. Žiūrėk, kiškis. Kiškis, palauk, pazuminkim. Kiški. Ten irgi lankyti, kur namų ir namų. Čia kiek tų kiškių daug. Ausys stačios. Gražų taką per tas pelkėlės. O čia yra biški plačiau, ko negalima daryti prie šitų pelėdų. Nicht selten, jokių palapinių. Keine Feuer, jokio ugnies. Netgi droną negaliu paleisti. Nes čia paukščiai yra. Tyliai šnekėdė, aš, nu, žodžiu, nieko neskint neguli. Pavojus tame, kad palapinė pasistatęs tokiuose
pelėdų saugomuose tuose vadinamuose draustinėse ir netyčia tu nežinodamas gali pastatyti tą palapinę ant kažkokio tai augalo. Čia kaip man aiškino biškį vienas vokietys. Koks nors ten gali už tos tvoros augti augalas, kur čia nykstantis. Tai vat pastačius palapinę galima labai stipriai gauti baudą. Iki kelių štukų eurų. Žiūrint, ką ten nugulėsi. Žiauriai geras tūlikas, tokio Lietuvoje, čia kaip 5 žvaigždžių viešbutis su tais rankų nuputimais, neonu, to ultravioletu, švarus, belenkaip. Čia jeigu pagalba galima paskambinti, jeigu bloga. Ate jūra už to ten kalniuko. Bet vat kas neramina, vėl negali būti dienos be lietaus. Iš ten vėjas. Tik išdžiovinam rūbus po vakar. Oi. Nu gražu tas Vokietijos kaimas. Gražu. Važiuojam. Ir bam! Čia gerą papumpam kalniuką, dabar sukilom čia gerai. Vaizdas iššakė. Čia kažkokie rapsai auga. Čia nužydėjau čia. Jo. Iš ten kažkur parvarim. Kaip jūs? Gerai? Gerai. Bėgam nuo lietaus. Ale nelabai ir bijom. Reikia puzikas dar. Nu, lyg tai apmažėjo. Čia va dabar. Jų pakalnikai bus jį. Pasileisim. Vis nepusryčiavom, reiktų ieškoti, ne kažko. Aš irgi galvoju, kad taip. Ieškom palatos pavėsinės. Senas malūnas ir nauji malūniukai. Ir vėl lietus. Lietutis. O čia tokie būna slidus lapai biški. Reiktų atsargiai, tokia masė važiuos. Šiaužiklėlių, va, ypač būna va toj vietoj, va čia. Nenuslyst, nenuliek ant tų žiedų. Pusryčių. Pusrytukus valgom, ne? Net nežinom, kažkas čia šylo. Autobusų stotelė. Stojam tokioje namuke. Čia va kažkur esam. Lietaus gali nebebus, jau tas debesiukas biškai sigandam, čia pradėjo krapnuot. Palindam čia į tokią autobusų stotelę. O tokie va superiniai dvirtakiai. Kvepia. Blemba toks kvapas specifinis tų kviečių laukų tų kaimo. O dabar geras. Čia toks irgi pompuoji kyli kalniuką. Ir vai, pakalnė va taip va. Paskui vėl biškai tik papompuoji. Vėl Geras, o čia tai patinka. Tai tik nelytų, nors jau biškį lyjo, bet praėjo.
namukas gražus. Tokių kaimukų gražių yra, autentiškų. Man kokie gražus tie vokiečių kaimukai, ypač tie, kur tokie namai raudonų plytų, ten tie senoviniai jų. Labai gražiai atrodo, tokie tvarkingi, gražus, jaukus labai. Bet kažkokie kitokie jie, tokių vat Lietuvoje taip nėra. Kažko panašaus nėra. Arklidas. Tų tai čia netrūksta. O dabar atsikėlė. Šitas vėl baigias takas. O malonėlių pristatyta laukas. Visur jau daug čia. Čia galima sutiktis briedį. Voršich. Na čia irgi pavojingumas biški yra. Slidus kelias. Šakų daug. Šitie keliukai faini, bet pavojingi. Kai gali čiuošti, žiauru miniškai. Avyčių laukas. Čia jų daug. Visas pajūris avių. Žolės pjovyklos šitos, žoliapjovės. Švyturį privažiavom. Kaip gražus laukai. Tai ten kalbėjom su to dėduku, kur palaksto, irgi po Vokietiją, po vietą, po biškį. Sakė, Kiolną nuvaręs buvo, bet gerai kaitina. Na, dabar sustojom, pamačiau tuos kviečių lauką, nu, bet kaip gyvai gražiai atrodo. Labai gražiai. Labai geri takai čia, Vokietijoje. Nu, labai faina važiuoti. Žiauri. Nu, tik tai kas užnisa, kai vietom būna nuo medžių šaknų tie tokie. Jie slidlo, bet ir lapai yra. Ir jo, būna pavojingai, yra lapai, kur prikritę. Gali užsinešti, labai atsargiai reikia. Na dabar kirsim autobaną, bus miestas ir tenais, neatsimenu pavadinimo, vandenėlę nusipirksim. Ja? Jo, nes nebeturim vandens. Judam mane. O kokį taką turim dviračių. Tokio dar nevažiavom. Jeigu mes čia pravažiuosim, bus šaunu. Štai tai gerai nubirė. O toks takas. Čia reikia laikyti ranką ant vairo. Čia naktį važiuojant irgi gali būti nuotykis. O ant tokių takų tai mums sekas. Jo, čia pavojinga vieta irgi toks galim sumainuot, ne už tai, bet sulaužti kažką galėtum. Kaip sakant, su lietum jau susitaikėm. Nieko čia baisaus. Vėjas, nieko baisaus. Šios, jeigu tu nori, aš taip skaitau važiuoti, tai tau nieks čia nebaisaus. Nei lietus. Jo, čia pavirtės šlaitai. O ten tai bus įdomiau. O brolyti. Oi, brolyti, ką daryti. Aš taip ir galvojau, kad čia kažkas turėtų būti tokio. Apsisukti, lyg tai buvo takas. Bandysim pravažiuoti. Tai va taip ir važiuojam. Čia puikiai iliustracija, kai būna važiuoti aplink jūrą. Ten reikia nusivaryti, nematyti. Gerai, čia kažkur buvo tas keliė, kur
nuvažiavimas kažkoks buvo. Lyg tai mačiau čia. Lyg tai čia. Čia labai lėtai, po stabdžiais. Nebijok, čia viskas gerai. Stabdžiais ir nuvažiuoti. Va, vėl per apsą, kaip ir seniau. Nu ir mes pažiūrėsim, ar išlysim ten, kur mums reikia. Panašu, kad taip, nes čia toks kelias aplūktas. Nu va ir apvažiavom, nu ką. Viskas apvažiavom, tai nesąmonė iškritusis tos. Pasiekėm Gromicą. Apžvalgos ratas. Nu ką, sugalvojom varyti Travemündę. Tikėkime, kad keltą dar užtiksim šiandien, persikelsim. Kad greičiausiai, jeigu pasiteisins, turėsim vėl nemokamą kempingą. Draustinyje galimai. Pažiūrėsim. O koksai gražiai atrodantis įlanka. Žiauriai cool atrodo. Toks 15 km nesibaigiantis miestelis, kurortas palei Baltijos jūrą. Birželio 7. Vasara atsės. 12 laipsnių. Nesu matęs vestuvių su traktoriais. Taip, visą. Nu, baigiam vieną dalį kurortėlio perlėkti. Tai va ten ana pakrantė pralėkė mūsų šiandien. Iš ten. Nuo ten, kai pradėjom. Žiūrėjau, neblogas kurortas, gražus. Čia netoli Travemündės, neatsimenu pavadinimą. Nu, tai va tenai esu kažkas anoje pusė, tai bus Travemündė. Kaip visada, vėl per lietų, vėl šlepia. Jau kokią šįmet sušiktą vasarą. Tai va galima pažiūrėti. Varom į Travemündę, kelto ieškosim. Dar betrūksta, kai jo nebūtų. Toks geras oras. Maudomės. Nu ką, šlapias. Visas šlapias, kiaurai šlapias. Da toks šlapias, čia nebuvom. Travemündės keltą važiuojam. Koks ten keltas per upę persikelti reikia.
Kokia graži bažnyčia. Ta gal ten vietai galima, varom. Paklausim. Oder Hamburg. Und dann kannst du aufschieben. In English? Yeah. Sorry. You push the bike on the ferry. Ah, okay. Tickets, when can I buy here or? Tickets you get only on ticket machine. Okay. One for the bike and one for the person. Okay. 2 bikes and 2 persons, yeah. Oh, thanks. Kelias suplėšė. Ką padarei? Kelias suplėšė. Ant į kur? Į pedalą? Tai viskas normalu. Žiūrėk, esi pagadėjo tad. Viskas susimaudint, nereikės dušo dabar. Čia gerai. Kuris su tavęs? Ką? Nieko ant savęs. Tai dar paminsim. Tu galvojau viskas. Tai būtumėm pastovėję kažkur stoteliai, būtume nepelėję dabar. Nu, į kas pasižiūrėsim, dabar nuvažiuosim. O toliau važiuosim tada. O. Kelias tai bus tai sausos, aš nepergiu. Tai drūbų turim persinti. Sušalę, sušlapę keliautojai. Šiandien nesimaudėm taip, kad mažai nepasirodė. Dabar dar džiovinamės. Taip. Dangus irgi toks. Debesis eina, bus lietaus. Ir esam ne kur kitur, o Pelėdų parke. Vokiečiai vaikšto. Žiūri, skerisi. Čia yra tualetas. Šalia ten šiukšliadėžės ir daug ženklų, kad negalima kempinti, bet čia radom tokie rastai, sudėti kelmai kažkokie. Kaip ir toks, ale mažiausiai problemų kelianti vieta, jeigu kažkas ne to. 100 kilometrų padarėm. Jau nebuvo šilta, kol dar judėjom, dar buvo gerai. Atvažiuoja vokiečių ir visi žiūri, va dabar kas bus tam per tarpą matoma ir matys, kaip čia visi skersi mus. Eina čia vaikšto keliukas, yra ten kaimas. Jeigu net važiuos policai, bus gerai. Nu ką, pastatėm palapinę. Šedevrą, dviračius prisirišom prie tvoros. Pasižiūrėsim, ar mūsų neišvys, nes čia labai daug smalsių buvo vokiečių. Ten jūra yra už miškelio 30 metrų. Taip dar naglai nesam darę. Ateina lietaus, pasistatėm palapinę, kad žinai, kad jeigu kas būtų įlysti vidų galėtumėm. Tai žinai, kas nors matysis. Mes čia turim įsikūrę palapiniai, dar neišvyjo nieks. Šitai dar turime moje bedronką. Su šitą kortelę mes rengia, būsim karaliai. Tai va, nelabai kas matos, turim valandų šitiek lyja. Čia prisimetė maišiukų savo, dar nesipakuojam. Ir vis markėja tas lietutis. 150 km turim. Kaip būtų žiauriai viskas gerai, jeigu nelietus. Lietus tai užmuša. Vėjas pofik, bet jau lietus tai geriau vėjas. Tai kažkur klausimas buvo, kas geriau vėjas ar lietus, tai geriau vėjas, tiksliai, išbandyta. Tai yra tiek. Ką nori dar pasakyti jūs? Nieko. Nieko? Eisim dūlės. Eisim dūlės. Nematau, kur tu čia esi čia kažkur. Tai va, užbaigiam antrą dieną. Gerai, iki rytojaus. Jeigu nebent kažkas bus įdomus, dar pašnekėsim. Greičiausiai, kad nieko. Tikėkimės. Tikėkimės. Labą. Labą.